Tarasas Ševčenka, Ukrainos poetas, rašytojas, dailininkas ir visuomenės veikėjas. Laikomas vienu svarbiausių Ukrainos nacionalinių herojų ir kultūros simbolių. Jis buvo ne tik vienas žymiausių ukrainiečių literatūros kūrėjų, bet ir ryškus kovotojas už tautinį atgimimą, socialinę lygybę ir laisvę nuo Rusijos imperijos priespaudos. Ševčenka tapo tautinės sąmonės, kovos už laisvę ir kultūrinės tapatybės simboliu ne tik Ukrainoje, bet ir visame rytų Europos regione. Tarasas Ševčenka gimė 1814 m. kovo 9 d. Morinsių kaime, Kijevo gubernijoje. Jis augo paprastoje baudžiauninkų šeimoje, todėl nuo pat mažens susidūrė su sunkiomis gyvenimo sąlygomis. Tėvai, kuriems teko dirbti žemvaldžių žemėse, negalėjo vaikui suteikti daug galimybių, tačiau būtent šie sunkūs vaikystės metai įžiebė Taraso širdyje laisvės ir lygybės troškimą, kuris vėliau tapo pagrindine jo kūrybos tema. Kai Tarasui buvo vos 9 metai, mirė jo motina, o po 3 metų ir tėvas. Likęs našlaitis Ševčenka tapo klajokliu, dirbo įvairius darbus. Tačiau nepaisant visų gyvenimo sunkumų, Tarasas jautė stiprų polinkį į meną. Jis paslapčia mokėsi rašyti, piešti ir skaityti. Vienas ryškiausių gyvenimo pokyčių įvyko tuomet, kai Tarasui buvo 16 metų. Jis tapo savo šeimininko Pavelo Engelharto dvariškiu ir buvo nugabentas į Sankt Peterburgą. Būtent ten prasidėjo jo tikrasis kelias į meninį pasaulį. 1829 metais Tarasas Ševčenka kartu su savo šeimininku atvyko į Lietuvą, kur susipažino su vietos kultūra, istorija ir žmonėmis. Jam teko pamatyti Vilniaus miesto architektūrą, Lietuvos kraštovaizdį ir patirti Lietuvos visuomenės atmosferą. Tuo metu Lietuva buvo Rusijos imperijos dalis, todėl jo žmonės kentė baudžiavinę priespaudą ir kultūrinės tapatybės apribojimus. Ševčenkai tai buvo pažįstama situacija, o Lietuvoje išgyventi įspūdžiai vėliau atsispindėjo jo kūryboje, kur jis kalbėjo apie paprastų žmonių kančias ir laisvės siekį. Lietuvoje Tarasas Ševčenka pradėjo mokytis dailės pas žinomą vietos dailininką Joną Rustemą. Mokydamasi Ševčenka gavo tvirtus akademinius pagrindus piešimo srityje. Rustemas įkvėpė Ševčenką gilintis į portretus ir gamtos vaizdavimą. 1831 metais Vilniuje prasidėjo lapkričio sukilimas, kuriuo siekta išsivaduoti iš Rusijos imperijos priespaudos. Sukilimas sukrėtė visą regioną, įskaitant ir Lietuvą. Todėl situacija tapo nestabili. Dėl sukilimo ir kylančios įtampos Pavelas Engelhartas nusprendė išvykti iš Lietuvos ir persikėlė į Rusiją, kartu pasiimdamas ir Tarasą Ševčenką. Tai baigėsi jo gyvenimo etapas Lietuvoje. Tarasas Ševčenka šiandien Lietuvoje vertinamas kaip laisvės ir kovos už tautinę tapatybę simbolis, kuris įkvepia žmones kovoti už savo teises ir orumą.
Ševčenkos eilėraščiai buvo išversti į lietuvių kalbą, o jo vardas tapo žinomas ir gerbiamas Lietuvoje. Jo poetinė dvasia susiliejo su Lietuvos kultūros ir istorijos palikimu. Poezijos rinkinys Kobzar laikomas svarbiausiu ir įtakingiausiu Ševčenkos darbu, kuris tapo jo kūrybinės brandos simboliu bei Ukrainos tautinės literatūros pamatu. Jo universalūs laisvės, tautinio atgimimo ir socialinės teisybės motyvai turėjo reikšmingą įtaką ir Lietuvai. XIX amžius Lietuvoje, kaip ir Ukrainoje, buvo pažymėtas tautinio atgimimo procesais, siekiais išsaugoti kalbą, kultūrą bei kovoti prieš Rusijos imperijos priešspaudą. Kobzar lietuviams buvo tarsi pavyzdys, kaip menas ir literatūra gali būti galingas įrankis tautinio atgimimo ir kovos už laisvę procesuose. Kaip ir Ševčenka, kuris savo kūryboje gynė Ukrainos kultūrą ir žmones, lietuvių tautinio atgimimo veikėjai ragino savo tautiečius puoselėti ir saugoti savo kalbą, papročius ir istoriją. Ševčenka per savo kūrinius parodė, kad net ir spaudžiant priespaudai, literatūra gali būti tautos laisvės kovos ginklas. Tarasas Ševčenka ir jo kūryba lietuviams tapo gyvo pavyzdžiu įkūnijančiu kovą už tautos teisės ir kultūros išsaugojimą. Jo poezija ir gyvenimo kelias įkvėpė ne vieną lietuvių tautos atgimimo veikėją, paskatino tikėti laisvės ir tautinio atgimimo idėją. Ševčenka iki šiol Lietuvoje prisimenamas kaip žmogus, kuris savo gyvenimu ir kūryba sujungė tautas bendrame kovos už laisvę kelyje.